Atėjom, paklausiau, kokių kiaušinių norim valgyt. Kad tu žvengi, aš tave filmuoju. Tai gerai, buvo. Jau neatsimenu, kokius paėmiau, turbūt tvirtus. Va, taip gražiai atnešė kavytės, pieno, sulčių, vandenuko. Labai fain. Ten yra švediškas stalas, bet pažiūrėsim, kiek mums kiaušinių atneš. Ar mums reikės ten kažko, ar užteks kiaušinukų. Nu, su mušteku tikrai eisim, gavom po vieną kiaušinį. Rytoj reikės jums skramblą, ne? Pažiūrėsim, kas bus. Varom į Lietuvą vaikščiot. Einam dabar į parduotuvę, pasiimsim maistą. Kažkokią, nežinau, ką čia nusipirksim. Ir tada kokiu 20 minučių eisim iki traukinių stoties, pasižiūrėsim. Jeigu rasim, kad nusipirkt bilietus, tai važiuosim su traukiniu. Iki kito miestelio ten su traukiniu apie 11 minučių pavažiuoti. Arba autobusu. Autobusu, o ne autobusu. Autobusu. Autobusu tai pusvalandis ar kem minučių. Nu, bet jeigu nespėsim į traukinį, tai 2 valandas laukti. Nu, traukinys kas 2 valandas, autobusas kas valandą. Nu, blogiausiai atvysėsim mašiną ir važiuosim. Nusipirkom bandelių, šokoladą, ten tų batonėlių kažkokių. Išleidom 7 eurų. Tai va, dabar einam iki traukinių stoties. Ieškosim, kur mums nuvažiuoti. Ir matom, šiaip gražus vaizdai, daug mašinų važiuoja. Radom, perkam bilietus. Tai tengi turėtų išmest. Ai, ne, ten turėtų išmest. Tikiuosi, nusipirkom gerus, dabar eisim ieškoti, kur traukinys. Taip. Nu va, 2. Tarkim, suprantu. Ai, buvo iš kitos pusės 2 bilietai. Visa. Septyni 22, tai net taip ir baisim. Mes tikėjomės, kad bus 10 eurų vienas bilietas. Iš trečio. Taip, mes esam traukinių stoty, laukiam traukinio. Ten kalnas. Lyja. Šiandien bus pizdėts. Būsim šlapi. Orelis mūsų nelepina. Tai nusprendėm sėsti į keltuvą ir užkilt. Bet atgal tai lipsim, nes labai brangu. Kem 6 eurai į viršų. Atvarėm tą stotelę, neišlipom. Ir paskaitom, kad nereikėjo išlipti. Atsisėdom atgal ir kylam toliau. Pakylam va čia va. Niekad nesimato. Dabar eisim ant tiltuko. Man biški kojas dreba. Einu. Baisu. Na gerai, baisu tik tai pradžiai. Dabar jau čia beveik galas, tai jau ne tai baisu. Biškai galva sukasi. Tai jo, jeigu nebūtų rūko, tai būtų fainiau. Bet ką padarysi, jeigu atvažiavam, tai atvarėm, tai jau einam kaip yra. Dabar eisim kažkur į kitą pusę, kur nors. Nieką mes čia blėt nepamatysim, bet einam. Esame ant panoraminės platformos. Vaizdas nuostabus. Apkerėjo, neturiu amo. Va, čia viršūnė. Ką, nematai? Aš sakau, nuostabus vaizdas. 2463. Tiesiog. Tokių dar nemačius. Ateini, paskaitai, kur kokia viršūnė ir išeini. O kam čia kažką matyti? Blet, what the fuck?
Kad aš. Pradėjom leistis į apačią ir dabar leisimės iki vidurinės tos stotelės, kur iš keltuvo išlipam pirmą kartą. Varelis tai nuostabus, tiesiog tobulas. Ne karšta, ne? Nesuprakaituos. Jis lyja tiesiog. Vėlas nevėlėtinis. Bet jos be ragų, žiūrėk. A? Jos be ragų. Na? Nekonsistuotų. Na, štai čia, nu. Tai neturėjo? Nebijok. Nieko aš tau nedarysiu. Jam gal baisu, kad mes atrodom, kaip grybai žiūrėt. Kol laukia ar tik žolė? Lipam apačion į nežinią, nes nežinom, kur nulips. Dabar vareisim ten kažkur. Priėjom netikėtai ežeriuką. Kažkokį. Ir biškį kalnų matosi. Kartais. Šalta. Gavom alaus. Kokią tu sriubą paėmė? Fritatin. Fritatin paėmė sriubą su blynais. Aš paėmiau dešros su krienais ir duona. Tai va, gavau dešrelių. Kapustas, čia be krienų. Tas sriuba yra tiesiog. Čia sriuba daržovių. Ir blynas Su papjaustytų blynų. Nu. Buvo parašyta, kad su krienais. Galvoju, čia man kokių kapustų atnešė. Čia pasirodo krienai, taip Vokietijoje patiekiami. Nu, įdomi. Kaip sriuba? Kaip sriuba? Pavalgiam. Kiek tu sakai sriubą vertina? 6? Nu, kažkur. 6. Man dešrelės tai skaniai su krienais, man patiko. 9. Tikrai skanu buvo. O jeigu be alaus, tai 5, ne? Ne, alus nebuvo labai skanu. Bet užtat šildelę sušildė. Ėjom miškais. Tenai kažkur iškirstais. Ateinam, čia keltuvą žiūrim virš mūsų. Tam rūke. Jeigu kada nors turėjot minčių, ką reiškia būti debesyje, tai va. Nėra tai faina, kaip galima būtų įsivaizduoti. Paėjom, kažkur nusileidom, kažkur išlindom. Nuorodų normalių neradom. Čia labai daug iškirsto miško, gal dėl to. Tiesiog einam dabar kažkokiu keliuku žemyn. Na, kažkur nueisim. Ėjom greičiausiai kažkokią slidininkų trasą. Ten pamatėm tvorą, nusukom į mišką. Miške nieko gero, labai statu buvo ir po to pamačiau, kad tvoroj skylė. Nu, tarpas. Praėjom tą tarpą ir tenai jau buvo ženklas, nu, kad į mūsų pradinę vietą, kad per kur grįžti. Pradėjom ten eit, o kaip ten statu buvo, jau ir grandinės atsirado, jau ir akmenys dideli, jau kažkaip ir baisoka. Nu, bet išėjom, sveiki gyvi. Dabar vėl kažkur einam. Kažkur palei trovą, blėt. Tvorą, matom tuos keltuvus. Ir leidžiame žemyn. Tai aš tikiuosi, kad mes jau greit nusileisim, nes čia ganėtinai stačiai visą kelią einam. Tai jau biški kojos pavargo. Kaip tu? Priėjom kažkokį tai, blėt, ženklą. Dar kem 5 minutės, va čia va. Nu to. Kem 5. Valandos tai traukinį pusę 3 nespėsi. Oi, ne.
Nes Jeigu leisimės- spėsim, tai 4:30. Nes ne kem 5 leisimės, o valandą. Nu, Jo, nu, einam tenai. valkomi. Blėt. Šiaip jau visai nedaug mums liko leistis. Nu, taip atrodo. Nes jau matom geležinkelį, va. Čia su šitais pirmai pakilom. Nu, jau nedaug. Šiandien mums pamankštinimo diena, nes Italijoje, kai vareisim, tai ten bus daugiau. Va, čia kadras mamai su močiute. Voveruško radom. Kalnuose, Austrijai. Gal ir daugiau yra, bet ten nesileisiu, nes jeigu paslysiu, tai nuvarysiu toli. O. Daugiau liktais nemačiau, bet... Nu va, dar biškį nusileidom. Jau mes esam ne debesyje, jau visai smagu. Nuo to ženklo, kur buvo kem 5 minutės, aš nežinau, ak tu nahui ir vėl čia leistis. Žodžiu, mes ilgą laiką labai stačiai leidomės. Dabar biškį paėjom va tokiu va takeliu. Ir vėl stačiai leistis, bet jau neberašo kiek laiko. Ir vėl stačiai. Tai gal jau ne taip baisiai stačiai kaip pirmai. Jo, ne taip. Nusileidom. Buvom 2,5, ne 2,5, 2 maždaug. 2 kilometrai 200 metrų kažkur aukštas. Šitas miestelis yra 100 km aukštyje. Nu tai kilometrą nusileidom. Labai status visi nusileidimai. Kojos dega. Užsikvėsim. Radom autobusą, va, kaip tik už 12 minučių išvažiuoja iš čia. Važiuoja iki mūsų tos vietos, ten visai netoli stotelė. Sėdom į autobusą, radom iš pirmo karto, kuris važiuoja ten, kur mums reikia. Atvažiavom iki kažkokios stotelės. Labai keistai, nes kaip pas mus yra tie miesto autobusai, rodo stotelės, bet stoteliai nestoja. O sustoja tokį didelį lyg taip autobusų stotį. Nu tai ir išlipa. O mūsų sekanti bus stotelė. Ne, sekanti, dar 2 reikėjo pavažiuoti. Nu, tai einam. Vėl kažkom. Bet jau ne taip kojas skauda, nes tiesiai einam. Jau leistis nereikia nuo kalno. Va, vanduo žalias. Kažkoks. Tokiu takeliu einam, tai visai nieko taip pasivaikščioti. Lyg dar neprivaikščiojom šiandien. Tai vakar grįžę taip niekur ir nenuėjom, nes kažkaip pavargę labai buvom. Gal dėl to, kad kojos buvo kiaurai šlapios, tai tą drėgmė taip labai išvargino mus. Šiandien atsikėlėm, nuėjom pavalgėm, pusrytukų, vėl gavom po 1 kiaušinį, tik šį kartą pasiėmėm Scrambled Eggs. Per teliką matėm, kaip atrodo šiandien ta viršūnė, kur mes buvom. Nebūtų taip abina, jeigu neatrodytų taip kaip vakar. Bet šiandien ten matosi jau vaizdai, jau nelyja, jau viskas okei. Biškė bina, bet aš tikiuosi, kad Italijai bus geresni orai. Čia važiuojam. Jau man dabar rodo, kad kem 9 minutės grįžti tą mūsų nakvynę. Nu tai va, realiai valandą nuvažiavam, žiūriu, skambina man austriškas numeris. Atsiliepiau. Sako, palikot tašę. Mes sustojom iškart ir žiūrim, ką palikom. Taip galvoju, blemba, skaičiuojam tašės, viską paėmėm, su vaistais, su kosmetinė. Žiūrim. Kita juoda tašė, kur mūsų apatiniai visi. Žiausiukus visus palikom ir išvažiavom. Sustojom pasienį. Čia belė kokio gražumo vieta. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Oras šiandien geresnis. Mes dabar esam 2 km aukšte, tai panašiai kaip vakar buvom. Į nelyja. Ir biškį saulė šviečia. Aišku, čia nėra šilta, 15 laipsnių rodo.
Normaliai. Jisai vakar sugebėjo sudegti, kai saulės, nei spindulėlio nebuvo. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, where did you go? Summer love, you have no idea what you did to me. Mes kol įsiregistravom, aš tai labai juokiausi. Bet aplamai buvo juokinga, kai mes nemokam tos kalbos, jisai irgi nemoka anglų kalbos ir toks, taip, jo tie ženklai, okei, tada toks, tipo, supratot, ne? Mes dar jam, kai pasakėm, kad mes iš Lietuvos, jis taip, tokia, kas ta Lietuva? O mūsų kambariukai atrodo taip, turim tokią lovą, turim terasėlę savo, į gatvę, aišku. Čia labai karšta, sofkutė, virtuvė tokia, telikas, čia įėjimas į spintą, turim veidrodėlį, tolikas, dušas, čia aišku pridėta šampūnas. Apsipirkom piknikui, apsipirkom vakarienėm, kad neit kažkur valgyt, neieškot, pusryčiam, nes turėsim kur pasigaminti. Šiaip nežinau, ar yra keptuvių, nu gal surasim. Jei ne, tai eisim į Aldį vėl pirkti keptuvių. Važiuojam į tokią gražią vietą, kurios labai ilgai ieškojau, ten mes papiknikausim. Beveik visą laiką, kai važiuojam, mes kylam į viršų ir mes esam labai aukštai dabar. Nežiūrėsiu kiek kilometrų, nes naviguoju, nes už 900 mums kažkur nusukt, bet labai aukštai pakilom. Net baisu kažkaip. Tokiais keliais dar. Čia ne magistralė. Dar susiaurėjimas? Jo, čia siauras bus kelias. Kurioj vietoj? Turėjom atvaryti papiknikauti vieną vietą, bet ten nesigavo, kur norėjau. Atsisėdom dabar ant saliuko. Vaizdas geras, bet vėl lyja. Nežinau, čiūjų varom namo. Ten terasėlė atsisėsim ir pavalgysim. Tai tiesiog. Tai ten stogelis yra, ten po balkonu kažkada. Na, nu tai gal nelys. Nu. O čia tai tiesiog gražus vaizdai. Tai parodysiu. Na, pikniko nepavyko, bet šiaip gražiai tas lietus atrodo. Nu va, mūsų piknikas. Aišku, ten gatvė. Bet ten šone kalnai matosi bent kažkas. Papiknikausim ir varysim miegot. O rytoj varysim haikint, laipet. Nežinau, kaip seksis, nes aš tai kaip invalidė vaikštau. Nu, kaip nors. Pirmi žingsniai bus skersai, o po to gal ir normaliai. Žinot, kas su mumis keliavo iš Lietuvos iki pačios Italijos? Mano mamos gaminti agurkėliai. Marinuoti, man atrodo. Pasaka. Vežėmės net į Italiją.